Jau baigėsi 2024 metų pirmasis ketvirtis ir dažnas įmonės vadovas ar savininkas pastebi, kad pardavimų rezultatai smarkiai atsilieka nuo nustatytų tikslų. Ir tokie rezultatai labai neramina ar netgi kelia stresą. Dauguma pardavėjų kalba apie sulėtėjusią ekonomiką, išlaidas taupančias organizacijas ir klientus, bet kažkodėl jūsų įmonės išlaidoms, tokiom kaip darbo užmokesčio sąnaudos, nuoma, žaliavų ar prekių įsigymo kaina, tas sulėtėjimas kažkodėl neveikia ir kainos nemažėja. Pastaruoju metu dažnai iš verslininkų išgirstu nusiskundimų, kad tai, kas veikia pardavimuose pernai, šiemet jau nebeduoda laukiamo rezultato. Tačiau jie ir toliau kartoja tuos pačius pardavimų veiksmus, nes kažkada tai veikė. Bet jeigu pardavimo veiksmai neduoda norimo rezultato, tai reikia keisti tuos veiksmus. Jums reikia peržiūrėti savo pardavimų strategiją, peržiūrėti produktų ar paslaugų krepšelį, patobulinti rinkodarą ir pakeisti pardavimų procesą. Bet jūs nežinote, nuo ko pradėti, tuomet kviečiu į pardavimų spartinimo praktikumą, kaip dar šiemet pasiekti pardavimų rekordą. Šio praktikumo metu dalyviai ne tik išgirs teorinius patarimus, bet kartu su mano pagalba įsivertins reikalingus pokyčius bei susidarys tų pokyčių įgyvendinimo planą. Ir jūs tikrai galite pasiekti, kad šių metų pardavimai būtų rekordiniai. Daugiau informacijos apie šį praktikumą galite rasti adresu www.amverklubas.lt/pardavimai. Taip pat nuoroda yra pateikta epizodo aprašyme. Sveiki, jūs klausotės podcasto Nuo amato prie verslo, kuriame tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Ačiū. Jūs klausotės jau 63 tinklalaidės epizodo. Šiandien pasikalbėsime apie klausimą, kuris tikriausiai labai sistemiškai ir aktyviai naudojamas ar sprendžiamas ir valdomas didelėse kompanijose, tačiau labai dažnai jisai galbūt kažkiek net ignoruojamas ar paliekamas savieigai smulkiam ir vidutiniam versle, tai pirkimų klausimas. Ir šiandien mano viešnia, mano buvusi kolegė iš koncerno Achemos grupė, ilgametė pirkimų ekspertė, turėjusi įvairią patirtį, dirbdama ir pirkdama didelėse organizacijose, galbūt detaliau prisistatys, tai Jurgita Žalkauskė. Labą dieną, Jurgita. Labą dieną, Neriau. Tai dėkui labai, kad šiandien kalbam apie pirkimus, nes iš tikrųjų pirkimai dažnose įmonėse yra paraštėse. Viskas vyksta lyg tai savaime. Ir labai smagu, kad pakvietėt pakalbėti būtent mažajam verslui arba smulkiajam verslui. Nors mano patirtis yra didžiose organizacijose ir įmonių struktūrose. Tačiau pirkimų principai tie patys, gerieji pirkimų principai galėtų būti taikomi ir smulkiajame versle. Jurgita, tai gal pirmiausiai papasakokit savo patirtį klausytojams, nes mes čia viens kitą tai pažįstam ir aš žinau, kažkada ir CV skaičiau, bet kokia buvo jūsų patirtis? Trumpai, tai savo kaip pirkikės karjerą, tai pradėjau Karlsbergo alaus daryklose, Švyturių Utenos alui. Ir vėliau turėjau vairias atsakomybės, pirkau daug įvairių žaliavų, medžiagų, pakavimo, turėjau net šiaurės regione tam tikrų atsakomybių už visą regioną, tam kategorijos pirkimą. Esu dirbus taip pat Coca-Coloje, kur atsakiau už logistiką, su sandėliais, transporto parko, distribuciją Lietuvos. Esu dirbus energetikos sektoriuje. Lietuvos energijoje esu vadovavusi įmonėje tokiai kaip NT Valdos, kur nekilnojamas turtas ir transportas energetikų. Esu dirbus, kaip Nerius ir minėjo, Achemos grupėje. Ir kur
atsakėme už visų įmonių pirkimus, kaip, sakykime, kaip yra perkama, nors įmonės pačios vykdė pirkimus, bet prižiūrėti bendrą tvarką ir turėti gerų idėjų, iniciatyvų, tai čia buvo labiau mano darbas sugeneruoti būtent šias visas idėjas ir jas bandyti įgyvendinti. Tai šiandien pasikalbėsime apie tuos tris, matyt jų yra daugiau, bet tris smulkaus verslo pirkimų mitus. Ir, aišku, visada tas mitas yra, kad, mes kitokie, mes smarkiai skiriamės nuo didžiųjų ir pas mus viskas kitaip. Tai pradėkim nuo to pirmojo mito ir koksgi tas pirmasis mitas? Tai sakyčiau būtent tai, kad mes manom, kad padarėm viską, kas geriausiai įmanoma, nes mes juk maži ir turim pasiteisinimą, mes maži. Bet ir nieko daugiau padaryti nesigaus. Taip, turim tiekėjus, iš jų perkame, viskas atrodo gerai, retkarčiais pasiderame, atsinaujinam sutartis, turim darbuotojus, kurie tvarkingai sutartis suregistruoja, susega ir atrodo viskas ką dar galima būtų padaryti. Tuo pačiu, kaip aš paliesčiau ir antrąjį mitą, kad santykius su ilgamečiais tiekėjais mes vertinam kaip su bičiuliais. Kai nevalia lyg ir nepatogu aktyviai domėtis konkurentais, prašyti kitų tiekėjų tikslių pasiūlymų, tokių, kuriuos galėtumėm kaip priimti, arba netgi atiduoti dalį užsakymų, sakykime, už tų ilgamečių tiekėjų. Ir tai trečiasis, ir klausimas, ar tikrai tas mitas, ar tikrai mūsų tiekėjai ilgamečiai, ar tikrai mes juos turėtumėm laikyti kaip po draugais, ir ar nedarome čia tos esminės kaip klaidos. Trečiasis, kai tiekėjų tas mitas arba situacija, kai tiekėjų pasirinkimą mes paliekam padalinių vadovams, kurie atsako už tam tikrą rolę. Pavyzdžiui, gamybinėje įmonėje gamybos vadovai, kuris puikiai žino, ką pirkti, kaip pirkti, kokie tiekėjai. Mes kliaunamės būtent tų darbuotojų, kuriais pasitikime, pateikiama informacija apie rinkas, apie kainas, apie kaštus. Ir tuo pačiu taip pat turim tą tokį kitą, tokį lengvą apribojimą, kad nejudame į priekį ir neišnaudojame rinkos siūlomų galimybių. Bet aš norėčiau labiau pakalbėti, ką būtų galima daryti. Nors maža įmonėlė, tai vis dėlto kaip pradėti judėti į priekį ir pasiimti iš rinkos kaip galimybės, ką galima būtų padaryti. Taip, ir šitoje vietoje aš irgi labai norėčiau, kad mes atkreiptumėm dėmesį į tai, kad pirkimuose, ką galima padaryti, tai nebūtinai tik tai išsimušti žemesnę kainą ar nuolaidą, ar ieškoti pačio pigiausio tiekėjo, nes naudų gali būti įvairių ir visada reikia pasižiūrėti šiek tiek plačiau, ne tik tiekėjo prasme, ne tik kainos prasme, bet ir apskritai visų įvairių galimybių prasme. Būtent. Ir pirmas darbas, ką reikėtų pasidaryti, jeigu, aišku, dar nepasidarėme, susirinkti informaciją, kiek ko ir iš ko per praeitus metus pirkome, bet kategorijomis. Taip, kategorijomis. Pavyzdžiui, esame gamybinė įmonė ir gaminame korpusinius baldus. Taip, kiek pernai metais pirkome klijų ir kokių? Hotmelto, PVA, epoksidinių, neopreno, poliuretano. Už kokią sumą? Kiek kilogramų pirkome? Tuo pačiu pasižiūrėti, tai kas yra tų klijų gamintojai, taip, ir kas yra dabartiniai tiekėjai. Ir žiūrėk tą pačią sumą, kurią gauname, kiek išleidome pernai metais per klijams. Atrodo visai nebe maža. Ir dabar tada šioje vietoje yra klausimas, iš kur mes perkame? Ar mes perkam iš distributoriaus, ar iš tarpininko, ar perkame iš vienintelio atstovo, tas sole agent, sakykime, tarkim, Pabaltijui. Ir gal kiekiai jau yra tokie, kad būtų įdomu perklausti tiesiogiai gamintojų. To pačio Henkelio, Trisemo, Sikos ar Estukų, ten Wolfos Krimeltų. Ir tada, gavus pasiūlymą, įsivertinti, ar vis dėlto tikrai mes kaip nepermokame. Ir jeigu suma nėra didelė, tai mes žinome, kad taip, permokam už patogumą, už atsargas,
greitą reagavimą, šiaip yra ryšiai ir nuspėjamumas, fainai. Bet jeigu suma didesnė, tai panašu, kad tada jau reikėtų daryti tam tikrus pokyčius. Ir pirmas pokytis – tai klausti dabartinio savo tiekėjo. Gal tiesiog dabartinis tiekėjas norėtų sumažinti kaštus arba pagerinti kitus dalykus, kaip reagavimo laiką. Bet kalbant, pavyzdžiui, su gamintojais arba jau, sakykime, su tais didžiaisiais monstrais, iš jų būtų galima išsiprašyti įvairių įdomių dalykų. Klijuose, pavyzdžiui, pirma, tai sužinotumėm kainų lygį, antra, mums pasufleruotų dėl kainodaros. Gal, pavyzdžiui, kainos rišomos prie tam tikrų žaliavų indeksų, peržiūrimos kas ketvirtį, kaip yra gaminama ir panašiai. Kokius mums siūlytų produktus kaip baldų įmoniai naudoti, nes jie mato, kas darosi visoje rinkoje, Pabaltijy, Europoje, ką gamina mūsų konkurentai. Jeigu mes perkam iš distributoriaus, tos informacijos mes negausim, arba jeigu iš tarpininko, taip, kas, pavyzdžiui, darosi rinkoje. Ir čia vienas toksai momentas, vertinant kitas alternatyvas klijų, būtų, pavyzdžiui, smagu kokį nors KPI įsidėti. Eurai per kvadratinį centimetrą, taip? Didieji gamintojai mums derantis dėl viso paketo, mes jau galėtumėm prašyti, pavyzdžiui, dozavimo įrangos, priemonių, teptukų, dar visokių dalykų, mokymų darbuotojams. Čia nebūtinai gyvi mokymai, bet, pavyzdžiui, virtualūs mokymai arba kažkokia papildoma medžiaga. Ir mūsų kaip įmonės, kaip įmonėlės ar įmonės, visas pats žinojimas, ką mes naudojam, kodėl žinojame, sukurtų mums tą tokį lengvą pranašumą prieš mūsų konkurentus, kurie ir toliau perka iš tarpininkų tos pačius klijus arba ten kaip iš distributorių, taip? Plėstumėm akiratį, žiūrėtumėm, kai viskas yra, kas yra gerai. Pavyzdžiui, paimkim kitą kokį nors pavyzdį, stretch plėvelės pirkimas. Kaip perkame? Tik pasižiūrim, kiek mums reikia, paletės 2, perklausim tiekėjų, pas ką pigiau pas tą perkame, taip? Nes stretch plėvelė daug prekiautojų, atrodo, kad viskas yra, ką dar čia galima būtų padaryti. O padaryti būtų galima sekančiai. Jeigu didžiausia dalis užsakymų tenka vienam tiekėjui, tai gal reikėtų lengvai paįsipareigoti ir pasikviesti tiekėją, sakyt, klausyk, aš valingai pirksiu iš tavęs, rinkos netyrinėsiu ir tada kokią duosi nuolaidą man, sakykime, nuo kainos, kokias atsargas man laikysi, jeigu mes, aišku, kažką specialaus naudojame. Ir kas kiek laiko peržiūrėsime, kaip kainas. Tai paprastai tiekėjai į tokias diskusijas tikrai kaip noriai eina, juk mes irgi, pavyzdžiui, su savo klientais, kai yra reguliarūs įprastiniai pastovūs klientai, tai mes gatavi juos irgi apipilt. Nuolaidomis, išskirtinesnių servisų ir taip toliau ir taip toliau. Tai čia tas pats elgesys yra ir su tiekėjais. Geresnė mokėjimo sąlygom ir panašiai. Geresnės mokėjimo sąlygos, taip. Tas pats, pavyzdžiui, siuvimo pramonė, jeigu mes siuvame tam tikrus, kaip drabužius, kiek išleidom siūlams pernai metais, atrodo niekinė pozicija, taip? Ar tikrai gerai perkame? Kur adatas perkame? Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai aš bandau pasakyti, kad čia klausimas yra ne tai, kad šastant, sakykime, jau kažkokius pokyčius daryti, bet pas didžiuosius galima, sakykime, kaip gamintojus, tiekėjus prisibelsti. Sužinosime ne tik kainų lygį, bet ir rinkos informaciją. Žinosim, kuom gyvena mūsų pramonės segmente esančios įmonės. Svarbiausia, reikia drąsiai dėrėtis dėl metinio kiekio. Čia nėra tas, kad pasirašyti sutartį su įsipareigojimus, ne? Bet apie tai, kad kalbėt. Jeigu pernai pirkome už 100 pinigų, už pernai už 95, jokių ženklų nėra, kad mes rinka keičiasi, tai mes lygiai taip pat mums tikėtina reikės už 100 pinigų, sakykime, tos konkrečiai žaliavos, medžiagos, sakykime, ar ten priemonių. Ir atitinkamai, kaip vesti konstruoti dėrybas. Bet čia mes ateinam būtent dėl kito apribojimo. Ar mūsų ar mūsų darbuotojai priimtų naują tiekėją arba naują galimybę, taip? Jeigu matom, kad iš tikrųjų, kaip naujas tiekėjas yra geresnis, tai nereiktų šokti kaip 100% pas naują tiekėją, taip? Jeigu mes turim stretch plėvelę ir turim naują tiekėją, tik neduosi jiems 100% viso kiekio visų užsakymų. Arba tam, pavyzdžiui, siūlų pirkime, taip.
kaip pasižiūrėti, pasirepetuoti, kokie santykiai galėtų būti. Taip, kaip komunikuoja, kaip reaguoja į mūsų užsakymus. Taip. Ir tik tai tada daryti tokius sprendimus jau kardinalius, kur sakyti, ne, viskas mesim lauk, dabartinį tiekėją eisime pas naują. Jokių būdų ne. Dar vienas, kaip galima paveikti tą tiekėją, vienas iš mano klientų pasakojo, kad kai jie dar buvo, dabar jau pakankamai dideli, bet jie kažkada verslo, sakykime, pradžioj, tai buvo lyg ir nedideli, bet vieną iš savo tikslų išsikėlė tapti geriausių klientų ar vienu geriausių savo klientų, savo tiekėjim, vieno geriausių klientų savo tiekėjim ir šiek tiek atlikę analizės atkreipė dėmesį, kad iš esmės daugeliui tiekėjų vienas svarbiausių kriterijų dėl kliento yra net ne kiekiai ir net ne kaina, kurią klientas moka. Galima iš jo pirkti nedidelius kiekius ir išspausti pakankamai didelę nuolaidą, bet visada mokėti laiku, nes tiekėjam labai svarbu gauti pinigus iš klientų laiku ir daugelis klientų pakankamai dažnai vėluoja. Tai jie savo išsikėlė vieną svarbų tikslą, kad visada mokėti klientam laiku, labai smarkiai stengtis nevėluot. Ir iš tikrųjų per keletą metų jie tapo savo tiekėjų mylimukais ir gaudavo ir geresnės nuolaidas, ir greitesnį aptarnavimą ir panašiai, bet jie visada stengdavosi savo, bent jau tiem didiesiam pagrindiniam tiekėjam mokėti laiku. Tai irgi tas, kai jūs einat dėrėti su tai savo tiekėjais, pasižiūrėkit, ar jūs iš savo pusės visada su tais tiekėjais elgėtės taip, kaip jūs norėtumėt, kad jūsų klientai su jumis elgtųsi. Neriu, tikrai jums pritariu. Aš to pačiu dar papildyčiau, kad vis dėlto įdirbio su tiekėjais tikrai reikia. Pavyzdžiui, jeigu mes matom, kad kitą ketvirtį kieko gaminsim, bet dar užsakymų lyg ir nepasiruošę teikti, nes dar tuninguojam skaičius. Tiekėjui davus forecastus, mūsų kaip planelius, kiek ketinam, tiekėjai atitinkamai irgi ruošiasi. Taip? Ne tai, kad iš vakaro kaip pateiktų užsakymą, čia skubiai duok man, vežk rytoj reikia. Ir atitinkamai tas toksai kaip planavimas, įspėjimas, ten tas informacijos, kiek aišku galima viešinti, kiek kaip pasidalinimas, iš tikrųjų yra labai smagu. Tik aš šiai vietai turėčiau vieną tokį irgi dar dalyką. Jeigu mes norim sužinoti, kaip gyvena konkurentai, tai iš tiekėjų mes galim sužinoti iš tiekėjų. Kartais. Labai, sakykime, kas turint diskusijas. Nereikėtų tiekėjams atskleisti savo metinių kiekių, pavyzdžiui, kitų metų planuojamo kiekio. Ten šių metinio kiek pirksim, labai tiksliai. Arba jeigu einame super naują kategoriją, jeigu tiekėjų yra daug ir mes matom, kad nesame kažkokie išskirtiniai jų klientai. Nes pagal tai, kaip kas, nors tiekėjai ir deklaruoja, kad išlaikys konfidencialumą, visą kitą, bet pateikti labai tikslaus skaičiaus, kad kitais metais pirksim 10 000 vienetų kažko tai, arba eisim į eko kategoriją, duokit pasiūlymą, pirksim 2000. Tai iškart galima išsiskaičiuoti, kiek ko planuojame gaminti. Tai, kalbant su tiekėju, metinius kiekius reikėtų sakyti apytikslius. Pavyzdžiui, nuo 8 iki 12, arba nuo 9 iki 14, jeigu planuojam pirkti 10, taip? Bet jokių būdų nesakyt, kad dabar yra tiek. Bet su tiekėju yra sveika pasidaryti tiekimo, kokią informaciją apie savo planus teikiame. Pavyzdžiui, 3 mėnesių forecastą, mėnesiui, tada sakykime, o užsakymą būsimą mėnesiui. Jau tiekėjas iš karto tada planuodamas gamybą gali prijungti, pavyzdžiui, mūsų nedidelį užsakymą prie didesnio, sakykime, kaip prie didesnės gamybos partijos ir tuom pasiūlyti žemesnės kainas. Taip? Nes dažna, sakykime, irgi ta problema. Mes juk mažiukai, mūsų kiekiai maži.
Tai gerai, koks yra tiekėjo, pavyzdžiui, gamybos grafikas, taip? Arba atvežimo į savo sandėlius iš kito gamintojo, sakykime, grafikas. Prisišliejus prie didesnio užsakymo, kurį tiekėjas tvarko, tiekėjas turės galimybių pasiūlyti žemesnę kainą mums. Taip? Čia irgi yra svarbus momentas, kiek mes komunikuojam su tiekėju, kiek mes pasiruošę investuoti laiko į būtent santykius, į tą kasdienį bendravimą. Ir jeigu mes esam patogus klientas, kaip kad Neriau jūs sakot, mokame laiku, kas yra šiais laikais labai svarbu, prognozuotai planuojame, neprognozuotų staigių užsakymų turim ten 1 iš 10, pavyzdžiui, kai ten kažkos, kai staigiai mums reikia atvežti. Tai ką? Tai kuom nesam geras klientas ir tiekėjas tikrai tausos santykius su mumis. Tikrai tausos ir siūlys, nuolaidas, mokymus darbuotojams, kitus dalykus, papildomas darbo priemonės ir taip toliau, ir taip toliau. Tai aš bandau padrasinti mažo verslo atstovus. Tiesiog pasižiūrėti, sakau, kiek pernai metais išleidžiam per kategorijas. Tikrai rasim didelius nemažus skaičius. Ir tiesiog klausti savo padalinių vadovų. Tai vis dėlto, kaip yra pas gamintojus, kiek kainuoja. Ir klausti daugiau ne tai, kad kiek kainuoja ten keliais centais ten pigiau, ne? Bet klausti būtent eurai per kvadratinį centimetrą, eurai per, per kilogramą, kiek galų gale mūsų savikainoje atsiduria tam tikro gamintojo naudojamo produkto kaštai. Taip, ir būtent tas net ne kilogramo ten perkamo kaina, kiek mes jį panaudojam įsivertinti. Aš vėlgi žinau, kad ten dirbant su transportininkais, jam pasakoja, kad tu gali nusipirkti pakankamai pigias kinietiškas padangas, arba pirkti kokį nors ten brangias Michelino padangas. Bet ir atrodo, su pigiom padangom sutaupai, bet jeigu paskaičiuoji, kiek tau kainuoja vienas nuvažiuotas kilometras, tai išaiškėja, kad Michelino padangos yra pigesnės, nes jos ilgiau atlaiko ir panašiai. Tai irgi toks įdomus faktas. Tai labai svarbu iš tikrųjų pasižiūrėti ir negalvot, kad jeigu tu mažiukas, tai tu negalėsi konkuruoti ir gauti gerų sąlygų kaip didelis. Kaip tik, mažesni verslai ir mažesni klientai gali būti lankstesni, pasiūlydamas kokius nors greitesnį mokėjimą ar ten perspėjimą, kad duoti kažkokias ankstesnės prognozes ar panašiai. Tu gali gauti, prisitaikyti, padėdamas tam savo tiekėjui gauti geresnės sąlygas. Taip. Ir aišku, vėlgi, vertinant, kaip ir minėjot, labai svarbu kategorijas pasižiūrėti. Pradėti nuo tų kategorijų, kur daugiausiai išleidžiama. Tikrai nereikia pradėti, jeigu jūs esat paprastas koks nors gamykla ir ten taupyti nuo spausdintuvo popieriaus pirkimo, kur viso tavo išlaidoj sudaro labai nedidelę dalį. Neriau, matot, aš šioje vietoje truputėlį norėčiau jums paprieštarauti dėl, sakykime, nuo ko pirmiausia pradėti. Taip, pradėti reikia nuo super, kaip ten, kur tikrai yra dideli pinigai ir kur galima greitai kaip turėti tam tikrų laimėjimų. Bet uždavus bendrą kultūrą, kad peržiūrėm opcijas. Tai užnorinti kitus darbuotojus, pavyzdžiui, administravime kavos pirkimas, ne? Jeigu mes turim ten biure 20 žmonių, tai per metus mes nusiperkam apie 70-80 kilogramų, jeigu ten labai daug svečių neturim, taip? Iš kur perkam? Ar sakom, taip, mano darbuotojai nueina į prekybos centrą, kur pigiau ką nori, tą nusiperka. Bet gal patogiau yra pasiklausti tų kaip kavos prekeivių, kurie tiesiog gali ir atvežti kavą į ofisą, leisti pasirinkimą tam tikrose rėžiuose, bet susidėrėti dėl, pavyzdžiui, tos pačios nuolaidos. Ir čia šioj vietoj mes turim laimėjimą, žinot kame, galim pasižiūrėti į istoriją. Tarkim, jeigu perkam biuro prekes iš vieno tiekėjo, sakom, gali pasakyti, kiek mes ten ko prisipirkom per metus. Tai matai, sakykime irgi, kur pirkom ką.
Tas pats principas taikomas, pavyzdžiui, darbo įrankiuose, ne, kur naudojame. Kur nors pjovimo peiliai, ten diskai, šlifavimo, elektrotechnikos prekės. Jeigu mes susidaram su konkrečiu tiekėju, kuris tinkamas technikos skyriui, technikos darbuotojui, taip, tai turim vienodą informaciją, kaip galim tiekėjo prašyti. Sakyk, kiek mes ko pernai metais prisipirkom, atsiūs man Excelį. Gal iš pirmo karto nepavyks taip tiekėjo paklaust, bet turint visą informaciją, jau mes tada matom kiek ko, nes paprastai technikos darbuotojai, jie nežino, kiek ko rytoj jiems reikės, taip? Paprastai, kaip staigiai atsitinka. Tas pats su darbo drabužiais. Taip? Turim tiekėją, iš vieno perkam, sakom, na, kiek mes pernai prisipirkom ir pasižiūrim, kur, kas daug, kaip eina pats sunaudojimas. Tikslas yra ne super mažint kainas va tose smulkiose kategorijose, bet pasidaryti lengvą tvarkelę ir tuo pačiu žinom, kad informacija, kiek ko perkam, bus pas tiekėją vienoje vietoje. Ir žinosim, galėsim tada vesti tendencijas. Tarkim, perkant įrankius, matome, kad šlifavimo diskai užima ženklę dalį visų išlaidų. Tai gal reiktų dėl jų atskirai dėrėtis dėl tos kategorijos. Bet jeigu mes neturėsim informacijos apie savo poreikius, į kurią pusę links išversta į skaičius, taip, tai gali būti sunku suformuoti paklausimą. Tiekėjų sakys, kiek tau reikės pernai, kiek tau reikės šlifavimo diskų. Turint ataskaitą, tu gali sakyti, kaip skaičius gali sakyti, pernai pirkau 100 vienetų, šiais metais turbūt reikės, kaip panašiai, tai jau gali tada žongliruoti skaičiais ir tvirčiau jausti. Bet uždavus įmonėje bendrą toną, kad peržiūrim racionaliau, kaip galim pirkti už tuos pačius biudžetus, nusipirkti geriau, labiau. Tikslas nėra ten sutaupyti ir sumažinti biudžetus, taip, bet už tuos pačius planuotus pinigėlius nusipirkti galbūt aukštesnės kokybės, gal pažangesnį produktą, arba tiesiog nusipirkti daugiau, kaip, pavyzdžiui, kavos atveju, ne? Tai, bet taip, labiausiai tas dėmesys turėtų vis dėlto kristi ten, kur didžiausios kategorijos, didžiausi pinigai, nes tikrai tada pajausim taupimus ir tą tokią, kaip jausmą, kad, jau turim tvarką, pasitvarkėme. Tikrai žinom, kad perkame gerai, turim labiausiai mums tinkamą produktą, labiausiai tinkamą paslaugą, ne? Ir... Taip, o dabar iš tikrųjų, kieno įmonėje atsakomybei turėtų būti tas, sakykime, pirkimo priežiūra, nes labai dažnai tos atsakomybės išsibarsto ir galutiniam rezultate viskas kliūna tik tai įmonės savininkui ir vadovui ir tada jisai, kaip pasakyti, ne visur spėja, nesužiūri ir tada susitelkia savo dėmesį į ten, kur lengviausia arba ten, kuris geriausiai supranta. Tai turbūt vienareikšmiško atsakymo, kas konkrečiai atsako ir nebus ant sutarties parašas lyg ir įmonės vadovo, taip. Bet įmonėje dėliojant atsakomybės, grįžkim prie tos pačios gamybos. Gamybos vadovas, kuris atsako už kokybę, taip. Tai čia yra jo pasirinkimą, kaip jo patvirtinimas, ar tikrai tas produktas naudojamas gamyboje, tarkim klijai, taip, ar tinkamai elgsis, ar jam pavyks užtikrinti reikiamą kokybę. Tai atsakomybė už produkto pasirinkimą, ką mes perkam iš tiekėjų, tai yra to padalinio, kuris vartos tą produktą, taip, tą žaliavą, tą medžiagą. Toliau. Tačiau nereiktų tikėtis, kad gamybos vadovas viską supranta apie sutarties kitus niuansus. Tai tikėtina, kad jeigu jis supergamybininkas, reikėtų, kad kažkas pagelbėtų su komercinė, sutarties dalimi, su logistinė, su verslo logika, būtent kaip peržiūrint kaip sutartis ir vertinant, ar tinka mums bendroviai. Pavyzdžiui, apie atsargas, apie pretenzijų nagrinėjimą, produkto netitikimo nagrinėjimą, taip.
Nes gamybininkas mes nereikalaukim turėti, kad tikrai darbuotojas, kuris puikus sužiūrėti visą gamybą, užtikrint kokybišką mūsų gaminį, taip, kad sužiūrėtų ir komercinius sutarties aspektus. Tai tikėtina, kad jam reikės į pagalbą darbuotojo, kuris galėtų pagelbėti sužiūrėti komercinę visą dalį ir kuriam mes galėtumėm užduoti klausimus. Jeigu kaip jūs esat įmonės vadovas, kieno klausit? Mažose įmonėse tokių kompetencijų turi, pavyzdžiui, pardavimų darbuotojai, taip? Taip, Tačiau pasakyt, kad arba darbuotojai galim pasitelkti tie, kurie pateiks vėliau užsakymus. Nes jeigu jie teigia užsakymus ten metus, 2-3, tai kaip matydami sukonstruotą tiekėjo pasiūlymą apie atkrovimo terminus, ten, sakykime, užsakymų pateikimą, iš karto gali išvelgti, kad kažkas tai, kaip yra taip arba ne. Teisinis aspektas. Didieji gamintojai nelabai derasi dėl sutarčių sąlygų. Dar kai kurie siūlo susimokėti mokestį, jeigu mes norim keisti, kaip siūlyti pakeitimus sutarčiai, nes jiems reiks kaip samdyti teisinę kontorą, kuri peržiūrėtų teisinius, sakykime, kas peržiūrėtų tas didžiąsias sutartis. Tai šiuo atveju teisinę dalį išsigaudyt, tai jeigu perkate paslaugą iš išorės, tai teisininkai sužiūri, išgaudo visas keistenybės, ir tada jums sako, žinokit, yra tokių, sakykime, kaip keistenybių. Tai klausimą, kas atsako įmonėje už sutartį. Neriau, kai sutartis vyksta puikiai, kas tada džiaugiasi, kad gera sutartis, geras tiekėjas, viskas gerai vyksta. Visi džiaugiasi. Visi džiaugiasi. O tai kas tada turėtų liūdėti? Liūdi visada vadovas. Liūdi vadovas, bet vadovas neturi būti vienišas priimant sprendimą, taip? Ir čia neįsis, viskas, pirksim taip, nes taip. Ne, tai yra grupinis sprendimas ir mažų įmonių tas ir yra privalumas, kad komandoje tu gali apdiskutuoti, sutart, labiau sužiūrėti kaip rizikas įsivertinti. Bet čia reiktų vertinti kaip galimybę. Telkiesi komandą, diskutuoji ir keliauji. Tai atsakomybės vienos, tokios, kaip aiškiai pasakytos, vadovas atsako. Ne. Tai neturėčiau vienareikšmiško atsakymo. Vis tiek smulkiam ir vidutiniam, ypač smulkiam versle, tai galutiniam rezultate vis tiek visos atsakomybės susiveda į patį verslininką, savininką, vadovą, bet jeigu tu susirinkai tokią komandą, kurią negali pasitikėti ir negali jai deleguoti, tai vėlgi čia vadovo kaltė, pačio vadovo kaltė ir tiesiog jisai turėtų pasiieškoti. Ką daryti tais atvejais, kai, pavyzdžiui, tiekėjas, jeigu tu esi mažiukas, o tiekėjas sako, ne, yra tokia mūsų sutartis ir tu arba priėmi, arba nepriėmi. Ar vis dėlto yra kažkokių galimybių, ar nelabai? Yra. Tiesiog tikėjau atsakyti, kad lengvos korekcijos ir kurie yra svarbus dalykai, kad yra šie. Ir paprastai ant standartinės sutarties juk dedamas priedas, nestandartinės sutarties sąlygos, kur susirašom. Tarkim, tiekėjas norėtų vienokių atsiskaitimo terminų, tarkime, per 5 dienas, taip? O mes galim mokėti per 30. Tai teikiam savo pasiūlymą. Tegul tiekėjas perskaičiuoja kainas atitinkamai, jeigu mes norime kaip ilgesnio atsiskaitimo termino, pavyzdžiui, taip? Arba, aš sakyčiau, kad reiktų eiti į dialogą. Su didžiaisiais gamintojais to gali kaip nelabai pavykti, nes sakys, kad čia mažylis mus, sakykime, bando pakeisti sąlygas. Čia tas pats, kai mes nueitumėm į Lietuvos paštą, siunčiame ten po 10 laiškų per mėnesį ir sakytumėm paštą, kad parašyti išskirtinių sąlygų. Tai nelabai gautųsi, taip? Tai sakyčiau, kad dialogą vis reikia. Taip, bet niekas netrukdo pamėginti pasišnekėti. Ir mano patirties labai dažnai
įmonės net ir didelės turi įvairias sąlygas, tiesiog labai dažnai pats vadybininkas tingi keisti standartus arba jis pripratęs prie tam tikrų sąlygų ir sako, va dabar dirbkime tokiomis sąlygomis. Taip. Dabar kaip dažnai reiktų peržiūrinėti tas tiekimo sąlygas vis dėlto? Ar tai turi būti pastovus darbas, ar jis atliekamas kartą metuose? Nes reikia nepamiršti, kad smulkiam versle nėra dedikuotų žmonių dažniausiai, kurie užsiema tik ten pirkimo sąlygom ir panašiai. Gali būti koks nors tiekimo vadybininkas, bet jis ne tik tai atrinkinėja tiekėjus, bet ir formuoja užsakymus, kartais pats važiuoja atvežti ir panašiai. Tai laikas ir dėmesys pakankamai ribotas. Tai sakyčiau tada taip, kad ten, kur yra esminės pagrindinės žaliavos, medžiagos, prekės, reikėtų susižiūrėti kainodarą, kaip kainodara keičiasi, taip? Jeigu mes tiekėjo prašome kainos metinės, tiekėjas tikrai įsivertins visas rizikas. Jo žaliavų didėjimo, kaštų didėjimo ir turėsime truputėlį aukštesnę kainą, negu kad, pavyzdžiui, turint ketvirčiais, ne, fiksuota ketvirčiais. Tai grįžtant, kaip reiktų dažnai peržiūrėti sutartis, tai sutartys neturėtų būti be galiojimo pasibaigimo, neterminuotos. Ir tada savo įsivardint, kokie yra esminiai punktai. Kainos, pristatymo sąlygos ir tas, sakykim, kaip pristatymo sąlygas, atsargas, komunikavimą, tai būtų sveika kas metus pasitikrinti, ar mums tinka. Ir jeigu mums tinka, nu tai ką, tai dirbam toliau, sutartis pagrindinė yra galiojanti ir taip toliau. Taip? Taip. Tai kainodara, siūlyčiau žiūrėti pagal specifiką, kas ketvirtį, ar kažkiek, ar tikrai niekas nevyksta rinkoje, dėl ko reikėtų sunerimti. Kitų sutarties sąlygų, tai peržiūrėt kartą per metus, ar mums dar toliau vis tinka, jeigu tinka, tai tinka. O jau iš esmės, ar nereiktų kažko keisti, eiti, tai jeigu pati visa įmonė juda į priekį su rinka ir inovatyvi, tikėtina, kad sutartys, kuriuose nėra fiksuotų kiekių, kiek turim išpirkti, su laiku jas keičia kaip kitų tiekėjų sutartys, siūlančių, pavyzdžiui, inovatyvesnius produktus, taip? Arba mes perkam vienus produktus, po metų žiūrėk kitus. Čia tas pats kaip vienareikšmiško atsakymo nėra, bet turėtų tokią discipliną kartą per metus pasižiūrėti, ką esam susirašę. Tikrai yra gerai. Ir dar ten labai svarbu nepamiršti, kad jeigu staigiai rinkoje kažkas pasikeitė ir kainas reikia didinti, tai tiekėjas tikrai labai greitai paprašys jūsų peržiūrėti tas kainas. Taip. Bet jeigu kainos krenta, tai jau čia tikrai tiekėjas pats neteis ir nesakys, kad žiūrėk, mažinam mes tau kainą. Aišku, po kažkiek laiko jis ateis, tai ypač pagrindiniuose ten, kur didelis pinigų, daug išleidžiat pinigų, tai patys pasižiūrėkite, kaip dažnai rinkoje. O dabar panašu, kad gyvenam tokiais laikais, kai kainų svyravimai vyksta labai greitai, dažnai ir labai reikšmingi. Jo, ir iš tikrųjų, kad jeigu matom, kad kainos yra nukritę ir turi tendenciją kilt, tai priimam valingą sprendimą truputėlį pasipareigoti didesniam kiekiui. Nebūtinai viską staigiai atsivežt arba ten apmokėti taip. Tai tada yra vienokia situacija. Bet aš norėčiau dar kartą grįžti prie to. Ten, kur žaliavos medžiagos, jeigu mes tiekėjų prašom metinės fiksuotos kainos, tai tikėtina, kad gausim aukštesnę, todėl kad tiekėjas vertinsis rizikas, kad jeigu padidės kaštai jo, taip, ir kai kuriais atvejais yra geriau sudaryti trumpesnio, sakykime, kainas fiksuoti trumpesniam laikotarpiui, ketvirčiui, pusmečiui, ten, kur yra esminės žaliavos medžiagos. Bet ten, kur smulkiukai, kaip negaišta, arba ten, kur superstandartinės prekės, pavyzdžiui, tai mano atsakymas dėl sutarčių peržiūrėjimo, tai turbūt būtų toksai, kaip siūlymas toksai.
Gerai, tai kadangi jau mūsų laikas eina į pabaigą, pamėginkime apibendrinti ir aš visada klausiu pas savo svečius, kokia ta viena pagrindinė mintis, kurią jūs norėtumėt, kad išsineštų klausytojai šito pokalbio. Koks pats svarbiausias aspektas? Svarbiausias turbūt tas, kad neturėkim to mes maži komplekso, nes bet kokia įmonė, jeigu jinai veikia metus, 2-3, kažką tai daro gerai. Ir bet kokios išlaidos, kurias mes turim žaliavom, medžiagom, paslaugom, reikalauja to tokio platesnio truputėlį požiūrio ir kartą pasidarius tvarką, taip, pasižiūrėjus. Tai atsiranda kaip daugiau tvarkos ir kitose verslo procesuose. Tai aš tikrai labai raginu, kad skirkit laiko, susižiūrėkit, o jeigu reikės pagalbos, aš visą laiką esu kaip LinkedIne. Tai kitas klausimas, kur galėtų surasti, geriausiai ieškoti LinkedIne, vėlgi podcasto epizodo aprašyme bus įdėta nuoroda į Jurgitos LinkedIno profilį. Geriausiai, kaip ir daugelį kitų svečių, ieškoti LinkedIne. Taip. Tai LinkedIne vadinuosi Jurgita Žalkauskė. Rasit mane, tai lauksiu, jeigu turėsit klausimų, mielai atsakinėju ir šiaip klausimus. Taip. O rimtesniam konsultacijom, tai tada atskirai prašom, tada taip pat rašyti žinutę. Taip, atskirai. Taip. Ir svarbiausiai, iš tikrųjų, reikia nepamiršti. Taip, pagrindinis vis tiek dėmesys yra pardavimai, konkurencinis pranašumas, bet kaštus ir sąnaudas reikia kontroliuoti. Tai yra nebūtinai mažinti, bet už tuos pinigus, kuriuos jūs išleidžiate ir mokate savo tiekėjam, reikia pasiimti kuo didesnę vertę. Ir tą irgi reikia nepamiršti ir tuo pakankamai reguliariai, gal nebūtinai kiekvieną dieną, bet bent jau kartą į ketvirtį tos pagrindinius pirkimus ir net nepagrindinius pirkimus reiktų persižiūrėti ir kažkiek tai pasitobulinti. Tai dėkui, Jurgita, už įžvalgas, už komentarus, dėkui klausytojams ir pasimatysime kitose mūsų laidose. Susigirdėsime kitose mūsų laidose. Ačiū, Neriau. Sėkmės jums. Mūsų laidose. Susigirdėsime kitose mūsų laidose. Ačiū, Neriau. Sėkmės jums. Dėkoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdami atsiliepimą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!